telepatišką bendrauti. Tas dalykas, kad mes žmonės esam iš filmų matę telepatija žodis. Tai visiškai neteisinga. Teisingas reiškinys, įsireiškėjams labiau pasakyti, yra telempatija. Telempatija. Kodėl aš apie tą šneku? Kai tu būni empatiškas, kai tu myli, kai tu esi ant to pačio dažnio, susijungi su kažkokiu kitu žmogu, katras yra arba, tarkim, bet kum, kas ten galėtų būti. Susijungi su kita būtybė, ant to pačio dažnio. Ir jūs esat empatiškai susijungę, viens kitą besąlygiškai mylit, viską aplinkui besąlygiškai mylit ir žinot, kad esate ant to pačio dažnio. Ir jaučiat tą, jūs tada turėsite tas pačias mintis vienu metu. Tai nėra taip, kad tu skaitai kito žmogaus mintis, tarkim, aš dabar skaitysiu tavo mintis, ką tu galvoji, ir tas skaitys mano mintis, ką aš galvoju, ir mes bendrausim. Ne. Oi, ne. Tu būsi kaip dvinys. Ką galvosi tu, tą galvosi ir jis. Ką jis galvos, tu galvosi ir tu. Vienu metu. Tai yra telempatija. Tai taip veikia telempatija. Kai tu būni to pačio dažnio, kaip kitas žmogus ar kita būtybė, empatiškai susijungia, mylintis su besąlygiška meile ant to pačio dažnio, jūs turite tas pačias mintis,